Taigi, sveiki visi. Šiandien aš grįžtu prie video vėl tavanoje. Taigi, šiandien darysim kai ką kito filmuosim. Nes ką aš visada filmuodavau, tai triukus, ten visokius žygius, visokius kitokius dalykus. O dabar darysim ir reaguosiu šiandien į juokingus video. Ir mano taisyklės tokios, kiek kartų prasijuoksiu, tiek video pabaigoje dauginsiu iš 10 ir tiek turės padaryti atsispaudimų. Tai tikėkimės nereiks 30-40, bet kaip išeis. Ir atsiprašau, kad labai nekeliu, nes žinokit, tikrai neturiu laiko. Dabar ateis atostogos pagaliau, tai gal daugiau ir nufilmuosiu, bet parašykite komentarus, kas kiek laiko jums reikėtų, kad aš kelčiau video. Gerai? Tai nieko nelaukiam ir manau, kad galim pradėti. Būna. Ir paskui, jeigu prasišypsau, nesiskaito. Nu, nereikėjo gal taip daryti šiuo atveju. Sarkiai. Čia labiau skauda žiūrėti negu juokinga. Au. Nu jo. Eik tu sau, prasijokiau. Skaitas. Jau 10 turėsiu daryti. Tikėkimės, taip nebebus. Ant pilvo taip skauda, jūs neįsivaizduojate, ir pats griuvęs. Neturiu žodžių. Ne, kam tu tai padarai? Bet neturėtų būti čia skaudu, čia taigi sniego krūva didelė. Nu, aišku. Čia suaugusieji, vaikai suprantu, bet čia suaugusieji taip neatsakingai elgiasi. Salto į priekį. Ką jis čia daro? Tave nupūs! Jep. Kas čia vyksta? Nu, čia nelabai protinga ant smėlio sugalvoti, aš tai nemanau, kad čia labai gera idėja. Ant vandenio gal ir jo. Skaudėjo. Opa. Žinau tą jausmą, pats darau, užsiėmu triukais, tai žinau tą jausmą. Labai skaudu, žinokit. Toks jausmas, kad stuburas lūžtų, bet... Gerai, žiūrim. Nu, kodėl? Kas vyksta tiem žmonėm, aš nesuprantu. Neturiu žodžių. Pasitaiko. Net telefoną visai išmetė. Nu jo, čia ne vaiko kaltė. Jisai buvo, jis nieko nematė. Nežinau, pažiūrim. Ir jo, taip sviedė iš visų jėgų ir tiesiog paleido į tą skaudžią vietelę. Nu, žiūrim toliau. Nu gerai, čia tai tikrai nieks negalėjo tikėtis, kad malkas kristų į ten pat, kur šitam vyrui, tai... Pažiūrėkit. Bum! Nu jo, o tas žvengia va čia va, šitas. Nu tai aišku, man juokinga būtų. O čia skaitęs, kad aš prasijuokiau. Aš dabar prasijuokiau. Nu, ne, 20 atsispaudimų prakeiktų. Gerai, viskas susinkėmėlė. Žiūrim. Ne, nereikia taip daryti, užkliusi. Užkliusi, aišku. Šunys tai pabėgo, jiems tai labai baisu buvo, kad čia moteriškė nukrito. O ne, žiūrėkit, aš nuspėsiu ateiti. Lips laiptais ir nukris nuo laiptų, žiūrėkit. Gerai. Užkliuvo už bordo to. Viską išlaužė. Nu jo, turės atpirkti šitas žmogus. Atpirkti turės. Oi, būna.
Abu? Kodėl abu? Tas čiuvelis pamatė, kad tas nukrito, galėjo atsargiau lipti. Ai ne, jisai nukrito, aš einu jam padėsiu ir pats bėgsiu ir pats nukrito. Tai aišku, pažiūrėkit. Nukrito, žiūrėk, tas bėgo jam ir pats nukrito. Nu, gerai. Štai. Nu, matyt, pirmą dieną su motociklu, motoroleriu. O ne, nukris. Užstogas. Jo. Užklius, aišku. Nu, taip nepamatytai, čia nežinau kaip. Ir paliko. Ai, jam tai nesvarbu, čia ne mano kaltė, aš atsitrenkiu, man skauda, viskas bėga toliau. Kas tam žmonėms yra, jie gali atsargiau laiptais lipti. Kodėl? Kas čia buvo? Pala. Kas čia buvo, aš nesprantu, ten voras buvo, jis bandė sutraiškėti ir nukrito, ar ten kažkas žemės buvo, aš nesprantu. Nu, čia. Pasitaiko kartais. Ne, prašau. Aš prasijuokiau. Padariau taip. Aš galvoju, kad aš vidurį, aš visiškai neprasijuoksiu, nes šiandien labai man tokia nėra linksma diena, bet ką padarysiu? 30 jau. Kiek mes varom ir... Taip, aišku, tai visada turi būti. Užklius iš spintelės. Šitai vietai mažai. Ne, kodėl? Prasiekiau, blemba. Man juokingiausia buvo tas, kad tenai nukrito ir nei pati žvengė, belia kaip žiūrėkit. Pati žvengė. Gal nereikėjo taip nelaiktų, bet šaunuolis vyras pataikė tikrai labai sunkus triukas čia. Aš turiu klausimą, ar šitas video tikrai tikras? Čia nėra didelis šuo ir stiprus. Ir jis galėtų visą šitą pastumti nugriauti. Taip, jis buvo prie taip pastatytas, kad stogas gal nejudėtų, bet... Nu, bet ir nėra protingiausias dalykas gal prie šitą prasme. Nu, bet tai kas čia tokios tas dalykas, kaip girdžiu metalinis, bet čia nieko tokio prieš, nu, nežinau. Jeigu ir tikras, tai stiprus šuo. Ai, ten tas. Reiktų atsargiau, kaminai taip svaidė. Norėjau pasakyti, kaminai svaidė tą maišą taip stipriai ir... Kas šitai moteriai ką tik atsitiko? Kai dėjo galvą į mašinos kapotą, bet noriu pasakyti, jinai dviračių nemoka vairuoti, kam jinai važiuoja, pažiūrėkit, kam jinai vairuoja dviratį. Reikia ir skrenda į mašiną, tai nulip nuo dviračio, bent jau nušok tada. Mašina, Tie žmonės gali biškį atsargiau bent kažkada. Nukris, ne? Įkris, aišku. Kiek tas žmogus turi proto? Matyt, pamiršo, kad dviratis jam ant stogo. Nu jo, visi turiu ir biškį, ir stogą sugadino, ir dviratį sugadino. Nu, žiūrėkit, kas tam žmogui negerai, jūs pasižiūrėkit, šitas ir tada kitas toks pat yra. Važiuoja ir pamiršo, kad dviračius turi, ir dar kiek čia jų ten, 5, gal 6. Ir visą tą jaučiu nuvalys krepšinio tą, ne? Tai aišku, ir dviratį, ir... sugadino bent jau vieną dviratį, bet ir tą krepšinę sugadino visą. Nu, čia irgi jau taip, čia jau 0,01%, kad taip atsitiks. Pažiūrėkit. Metė belė kur ir matyt atsimušė nuo lūbų jo.
Jo. Įkris. Nu, pagalvojus labai iš šito video neatsargus tie žmonės yra šiame mūsų pasaulyje. Baisu, man tai baisu būtų taip atsitiktų. Gerai, ten nelabai matos man per mano tą ekraniuką, bet nežinau kas. Iš garso bent ten labai nesąmonė buvo kažkokia atsitikus. Šuo, jo, į pagalbą šuo. Šuo viską išgelbė šiame pasaulyje. Oi, žmonės skubėjo. Bent jau sustabdė, bent jau jokių sužalojimų nieko. Girdžiu tik policijos garsus. Nepriekote policijos. Ant kokio stiprumo turėjo būti vėjas, kad taip gražiai taip pastūmė, specialiai taip nuolapituku, gražiai, man atrodo, taip čia vaidoklis, man atrodo. Čia juokauju, netikėkit vaidoklis. Nu, gal kažkas ir tiki. Nu, jo. Nu, šuo. Žmogus kasė ilgą laiką, dabar negana to dar daugiau turės kas ir negana to pati visa dabar snieguota. Nu, nieko nepadarysi. Žmogus sėdėramiai, kas gali atsitikti. Numatom, kas gali atsitikti šiame klipe. Kažkas nukris, koksai voras arba ten nuo stogo kažkas nukris pėj. Jep. Taip ir sakiau. Nu, bet sakiau, kad vablas pasirodo kažkoks. Iš kur vanduo galėjo iš viso ten nukristi. Čia beveik kas antras, kas trečias klipas, kaip žmonės už tvorų, už laiptų, už akmenų, už stulpų užkliūna. Nesuprant, kas yra tiem žmonėm. Darė ir išlaužė visas duris jo. Aš nebegaliu žiūrėti, kas daro šiame pasaulyje, kodėl žmonės tiesiog iš niekur nieko nukrenta, užkliūna. Jie akių neturi, kas jie nemato. Oh my god. Žmogus matė, nukrito viena, nieko pakelsiu, dar specialiai pasilenkė, dar vieną iškart supyko ir išvožė dar vieną. Labai geras būdas. Vietoj vieną sugadinto, 3 jau sugadins. Nu, žmogaus pasirinkimas, nieko nepadarysiu. Nesuprantu. Nu jo. Pasilydo. Vėl eilinį kartą kažkas kažkur pasilydo, užkliuvo. Vėl užkliuvo už laiptų. Tai aišku. Nu šiuo atveju jam nereikėjo vienam to daryti, galėjo pasikviesti kažką kartu, nes tas dalykas sunkus. Visas pats įkris. Tai aišku. Kiek jie sveria, jeigu vandens dviratis negali. Ne vandens dviratis, vandens motociklas jau negali abiejų išlaikyti. Tai gerai matot, kad neišsilaikot abu čiuožkit, varykit vienas, po to kitas. Tai vėl jie bando. Jie nesupranta, kad jų neišlaikys. Įkris. Per arti prieju. Čia peilis ar čia peštukas? Okay. Jūs gadins? Jis bandė išgąsdinti, ar jis bandė
Ar jis bandė ją pastumti, aš nesuprantu. Kaip jinai čia juokės? Dabar žvengia autonufilmuotas, ale. Užkabina ar nebegali atkabinti? O ne, čia jau kažkas labai blogo bus. Įkrito raktai mašinos ar kas ten, pažiūrėjom, ką ten turėjo. Telefonas čia turbūt bus. Jo, telefonas. Nelabai gerai, kad įkrito telefonas. Gerai, žiūrim, kas čia kitas. Paslydo. Vėl paslydo. Žiūrėkit, žmonės, aš jums pasakysiu dalyką, jeigu jūs vieną kartą paslystat, jūs eikit atsargiau, ne, paslystat, dar daugiau bėkit dabar iš viso. Kas tam žmonėm yra? Ir vėl paslydo. Aš jai pasakiau patarimą, jinai dabar atvirkščiai viską daro. Kas vyksta, aš nesuprantu, kas vyksta. 4 kartą paslydo. Aš paslyščiau vieną kartą, suprasčiau gerai viskas, einam rečiau, atsargiau. Ne, jinai dar specialiai, man nesvarbu, paslysiu kiek norėsiu. Dabar, o ne, paslydau. Oi, bus blogai. Gerai, ne, bėga dabar uždarė spintelę, tai gal atsuk pilnai, kad išbėgtų tiesia linija, o ne bum 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 šonus. Ką jis čia bandė padaryti, kad... Žmogus galvoja, kad labai mažai šieno bus ir padėjo mažą rankšluostį, kaip ten galim pasakyti. Ir dabar visą kiemą. Supratau. Jeigu nemoki gerai važinėt, geriau lauką važiuok, o ne namie. Patarimas irgi. O, ant galvos, čia tai skaudžiai. Aš nesuprantu, man čia labiau šitie video yra pikti, kad žmonės nesupranta savo gyvenimą, o ne juokingi. Nesijuoksiu, nebereik. Irgi. O, aš net išsigandau, blembački. Čia kažkokias driežas ar voras ant mėgstų nebuvo. Atsitrenkė į duris? Nepamatė? Nejuokinga. Jau rimtai. Gerai, nuvaryk kitą jau. Eilinį kartą žmonės paslysta. Labai smagu matai žiūrėti. Tiesiai ant vazono krito. Ir dar į kamerą. Wow. Turėjo skaudėti čia. Nejuokinga. Nejuokinga. Kelkis tu sena boba pagaliau. Šis specialiai taip virtusi, ar čia jom netyčia taip šio. Kai nutrūko virvė.
Vėl, abi. Palauk, skaitas, kaip pasiekiau. Padariau. 40 atsispaudimų. Gerai, viskas Emilį susiemam, kiek čia liko. Nu gerai, liko minutę laiko, tikėkimės neprasijoks. Šiuo atveju reikėjo biškį atsargiau prieš kamerą akivaizdžiai. Tas vaikas nemokėjo valdyti mašinas, tai ko mama galėjo tikėtis. Su VR dažnai tai būna, kai tu tiesiog žaidi ir nesvarbu, kur trenksiu ir trenkiai televizorių, dažniausiai labai blogai baigęs. Kas čia buvo? Ai, atgal tasai grįžo. Na jo, čia reikėjo atsargiau biškį irgi. Plyšo batutas. Oi, koks aš piktas būčiau, jeigu aš kasiau vos ne valandą tokį didelį plotą ir dabar pravažiavo visas sniegą nuo kelio man vėl į kiemą. Jo, aš lygiai taip pat rėkčiau. Viskas pasidavė ir nuvarė. Nu tai ką? Tiek. Nežinau, kaip. Jums ar patiko ar nepatiko šitas video, bet taigi sakau, būtinai prašau jums, pasubscribinkite tą kanalą, paspauskite like mygtuką, argi sunku, ne. Tai ką, ačiū jums, kad žiūrėjot, parašykite komentarus, kas kiek laiko norit, kad aš kelčiam video, nepamirškit paspausti subscribe ir iki, jeigu ką, siekiam 50 subscriberių, iki. Ką, dabar atėjo laikas tų 40 atsispaudimų. Nežinau, gyvenime tiek daug nesudaręs, bet dabar reikia. Prisižadėjau biškį per daug. Kart 10 neužteko man nei kart 5, nei kart 3, nei kart 2. Nu ką, jam, taip. Jūs žiūrėkit, o aš verksiu dabar ir man bus blogai. Gerai, darau. 3, 4, 5. Oh my god. Padariau. Labai blogai. Eik su kaku. Niekada daugiau nepadarysiu. Viso gero ir nelinkiu jums sėkmės.